Tęsiame Delfi dieną. Dabar jau kviesdami į grožinės literatūros pasaulį, į kurį šiandien mus bent 10 minučių pasiglemš knygų vaikams bei jaunimui autorė Aušrinė Tilindė su savo naujojų kūriniu, kurio pavadinimas skamba labai gyvai, kaip koks tikras ištiktukas. Po 100 pypkių senelį su šauktuku. Ir šiandien sulaukėme pačios autorės bei jos knygos iliustratorės Gretos Elis. Sveikos! Sveiki. Ačiū labai už iš tiesų net ne vieną, bet 2 atsineštas knygeles, bet pirmiausia aptarsime mano minėtąją. Tai Aušrinė, jūs šiaip jau skaitytojai labai gerai žino iš tokių šiurpių istorijų, gana kaip šiurpnakčio nakties istorijos. Yra tokia ir knygelė, štai skambanti labai taip 12 kruvinų plunksnų, taip švelniai, ar ne? Tai kaip jūs pasukote visiškai kitokią linkmę? Man visada patiko savo išsikelti tokius nerealius tikslus, patiko tobulėti, sužinoti, išmokti kažką naujo. Tai po paskutinės siaubo knygos iš tikrųjų nusprendžiau, o kodėl nepabandyti humoro? Tai čia su humoru bus, taip, kaip ir pats pavadinimas jau nurodo. Taip, šitos knygelės pagrindinis variklis be abejo yra humoras. Pagrindinė tema yra anūko ir senelio santykis. Kas įkvepia kažkaip užčiuopti šią temą? Šią temą iš tikrųjų įkvepia liūdnas įvykis, labai man pačiai skaudus. Pernai vasarą iškeliavo mano tėtis ir kelios dienos po to susapnavau, kad turiu parašyti šią knygelę. Iš tikrųjų, jinai gimė sapne. Ir nuo kito ryto savaitę sėdėjau ir kurpiau tą tokį sunku juodraštį ir padėjau į šalį ir pamiršau kuriam laikui, kol vėliau nusprendžiau pateikti prašymą dėl stipendijos skirimo kultūros tarybos ir taip netikėtai po pusmečio ją gavau. Tai teko knygelę atsiversti iš naujo, prikurti papildomų siužetinių linijų ir iš to išaugo iš tikrųjų gan stora įvairi knygelė. Su asmeniškumo tokiu cinkeliu netgi labai. Ar tai jums paveikia kaip šiokia tokia meditacija? Visiškai taip. Aš manau, kad tas liūdesys, kurį mes sukaupiam, turim jį kažkaip išleisti. Aš iš savo patirties kažkaip norėjau tą patirtį perteikti vaikam ir kartu knygą skaičiantiem tėvam, kurie žiūri į senyvų žmonės, žiūri į jų ligas. Ir kad jas galima priimti visaip. O šilčiausiai be abejo juos priima vaikai ir noriu paskatinti netitolinti vaikų, anūkų nuo senesnių šeimos narių, nuo senelių, močiučių, kurios bet kuriuo atveju vis senėja ir mes vaikų susilaukiame vis vėliau. Todėl tas ryšys tarp senelių ir anūkų jisai tolsta, nes seneliai yra vyresni negu kad mes turėjome senelius. Tai tas ryšys jis yra ypač svarbus, nes seneliuose slypi visa mūsų istorija. Istorija, išmintis, gerumas, labai daug visko. Ne tik šį santykį apima knyga, taip pat ir kitų potemių temų yra partizanai, ar ne? Taip. Partizanai irgi atsirado visiškai netikėtai šitoje knygoje. Perskaičiau Vanago prisiminimus ir man taip toptelėjo, kad kodėl senelis negalėtų turėti kažkokios panašios praeities. Bet kitokios, nes ne visi mėgsta ginklus, ar ne, kai kurie jų bijo ir aš galvoju apie tai, kad vis tiek tie žmonės nori prisidėti prie mūsų laisvės, jie nori pridėti savo indėlį ir taip gimė idėja apie senelį, kuris nemėgo ginklų, nemokėjo jais naudotis, laužė, pamesdavo, bet jis rado būdų, kaip prisidėti prie mūsų laisvės ir atvesti mus čia, kur esam dabar. Labai svarbus vaidmuo yra Gretos šiuo atveju, be galo daug iliustracijų talpina knygelę. Ar galit papasakoti, pasidalinti užkulisiais viso darbo proceso, kaip sekėsi, kaip patiko dirbti? Taip, tai galiu pasidalinti, kad iš ties, kaip man ir dažnai nutinka, jeigu man istorija labai patinka, tai kuomet mane kreipiasi leidykla, nes dažniausiai principas vis tik yra toks, kad leidykla kreipiasi, atsiunčia rankraštį ir tuomet mes iliustruotai skaitom ir sakom, mums tinka ar ne. Tai perskaičius Aušrinę šitą jautrią istoriją, aš pamenu, kad susigraudinau ir juokiausi vienu metu ir suvokiau, kad tai yra mano knyga ir aš tikrai juos imsiuos ir kad vietoj kokių 10 iliustracijų aš nupiešiu daugiau nei 100. Tai taip ir nutiko, Aušrinė ne veltui juokės, nes tų iliustracijų yra iš ties labai gausu knygoje. Net 100 visas? Ir visas tos iliustracijos, jas kuriant, aš asmeniškai išgyvenau tokį dvejopą jausmą, kad labai noris ir kažkaip itin jautriai pateikti įvykius, bet visuomet noris paslėpti ir kažkokį tai juokutį, kažkokią netikėtą detalę. Pavyzdžiui, šioje knygoje mes su Aušrine esam prislėpusios netgi labai daug pypkių.
ir saldainių, kad juos būtų galima surasti, tai vaikai ne tik gali skaityti knygą, bet ir būti tokiais truputuką netgi detektyvais. Ir aš šiuo metu esu atsivertus turbūt vieną jautriausių man ir net Aušriniai, kaip sakė, iliustracijų, kurioje yra senelis. Ir vienas smagesnių momentų yra, kad mes Aušrinė nepasidalinam, kurios čia yra senelis ar tėtis, nes mes sakom, kad čia telpa visų vaikų seneliai ir tėčiai. Tai tikiuosi, kad man pavyko kreiptis į visus vaikus, kad jie atpažintų tai, kas jiem yra senelis. Tai atpažinote, jums tas bendradarbiavimas turbūt labai svarbus, abejo, aš čia kiek girdžiu, kiek matau. Taip, tikriausiai ta tokia idėja, ta šiluma, jaukumas, jinai sklando ore ir kai atrandi žmogų, kuris pagauna tą tavo vibraciją, tai yra tiesiog nuostabu dirbti. Tai iš tikrųjų turbūt tas toks pasąmoningas laukas mūsų su Greta ir suvedė, nes aš jai parašiau dar turėdama tik trečdalį knygose, tą tokį pačią pradžią ir Greta iš karto jau patiko, jinai dar neskaitė jos visos, bet labai norėjo dirbti kartu, tai tas labai vedė į priekį. O kokio amžiaus, sakytumėte, vaikams labiausiai subalansuota yra knyga? Nuo kelių metų vertėtų pradėti skaityti? Manau, kad galima skaityti pradėti jau anksti, bet parašyta nuo 8, kadangi taip jau vertinam, kad šitą knygą galėtų įveikti vaikas nuo 8. Bet kaip mes su Greta manome, kad ši knyga skirta šiaip visiems vaikams iki 99 metų. Be abejo, visi mes iki pat galo išliekame vaikais, bent kažkuria maža dalimi, kurią kartais prislepiame, bet per knygas galime pasidžiaugti ir pažaisti. Smagu, kad yra humoro tokiose sunkiose kartais netgi temose. Turbūt per humorą pakankamai lengva ir prisibelsti prie pačių vaikų, ką jums tenka Aušrine pastebėti. Aš iš tikrųjų jau su siaubu pastebėjau, kad tai yra būdas pakalbėti su vaiku rimtesnėm temam, ar ne, tai galbūt siaubas mažesniem vaikam nėra toks tinkamas, tada ieškai kitų būdų. Tiesiog neparašysi knygos tiesiog apie gėrį, kaip sako mano dukra, čia knyga tiesiog apie gėrį, tu turi tą vaiką privilioti prie gėrio, kažkokį stimulą suteikti tam visam siužetui, kad vaikui norėtųsi versti puslapius. Tai manau, jaunesniam vaikui humoras tai iš tikrųjų yra puikia priemonė. Puiku, tai ši knyga jau yra prieinama visiems, jau galima būtų ją rasti. Taip, drąsiai bėkit, kol liko. Tikrai taip, bet kompanija turi ši knyga šiandieną, taip ir atsinešėte savo dar vieną, dar naujesnę knygą Paslaptis senelio barsuko sandėliuke. Ar čia kažkoks tęsinys apie senelį? Ar kaip? Ne, šita knygelė skirta mažesniem vaikam nuo 5 metų skaityti kartu su mama ir tėčiu. Tai yra žieminė knygelė, linksma, jauki, apie barsuką, kuris labai norėjo miego, bet kažkokie paslaptingi garsai jam neleido miegoti. Ir kas jam nutiks? Ar jis išsiaiškins, kas pas jų slepiasi sandėliuke? Reikėtų perskaityti knygelę ir sužinoti, kas ten bilda. Tokia labai tematinė knyga, labai puikiai tinkanti sezonui, nes labai su miegu asocijuojasi ta žiemos, rudens sezonas turbūt. Visi mes kaip barsukai norėtumėm susisukti ir miegoti, bet tie darbai kaimynai užmigti neleidžia. Tikrai šmaikščiai skamba. Tai čia jau mažesniems sakote ši knyga. Nuo 5 metų, manau, bet tikrai ir vyresniem turėtų patikti. Tai šios knygos dar negalima rasti turbūt, bet netrukus bus. Manau, nuo kitos savaitės, o gal net Kaune vykstančioje knygų mugėje jau galėsim susimojuoti ir galbūt neturėsiu jau ir šitą knygelę pasiūlyti skaitytojams. Tikrai labai nuostabu, galima bus autografo paprašyti, ką mes būtinai šiandieną padarysime. Ačiū labai abiems pašnekovėms ir norisi kažkaip linkėti toliau to kūrybinio polėkio, vis ateiti ir ateiti pas mus, nes visada labai gera ir jauku čia jūs matyti. Be abejo, pasikvieskite kompanijos žmonės, kurie jums atrodo šilčiausi ir su kuriais kažkaip sėkmingiausiai tie darbai įsigyvendina iki galo. Ačiū už pokalbį. Ačiū labai dar kartą. Ačiū labai.